Treneri, dar viena fantastiška pergalė namuose. Ar galima sakyti, kad Baltijos krepšinio lygoje Juventus tampa namų komanda? Ne tik tai Baltijos lygoje, manau, ir LKL žaisdami namuose prie tokio nuostabaus palaikymo mes tikrai esame geresnė komanda. Taip kad tikrai norėčiau labai padėkoti fanam, visiems sirgaliam, kurie atėjo tikrai ir už tokį palaikymą. Tai yra tikrai labai smagu. Treneri, prieš 3 dienas -11 Pasvalyje, šiandien +20. Ką pavyko pakeisti per tas 3 dienas? Jau su Pasvaliu žaidėm čia berods jau 6 varžybos mūsų buvo su jais. Tai yra labai sunku kažką tai radikaliai pakeisti, tik tai galima niuansus kažkurios tai pakeisti, ką pasikeitėm niuansus, tik tai ir išsianalizavom klaidas, kurias darėme. Ar Egidijus daug pridėjo Juventus žaidime? Taip, žinoma taip, todėl kad tai yra patyręs, tikrai aukšto lygio krepšininkas ir tikrai labai greitai, kaip sakau, pagauna tą, ką norim, taip, tikrai tą kovą po krepšių, gynyboje po krepšių, tikrai to, ko mums trūko, tikrai labai daug. Kas buvo šiandien tos svarbiausios detalės vedusios komandai pergalę? Manau, kad vienas svarbiausių tai buvo laimėta kova dėl atšokusių kamuolių, todėl kad su pieno žvaigždėmis tikrai mes esam labai panašaus pajėgumo komandos, kurios ir esame turnyrinėje lentelėje šalia. Ir tie kamuoliai, jeigu įmanoma kontroliuoti žaidimą, kontroliuojant atšokusius kamuolius, tai yra labai didelis privalumas. Šiandien tą turėjome mes. Pastaruoju metu buvo keletas pralaimėjimų, visi kalbėjo apie tam tikrą Juventus duobę. Ir galima sakyti, kad šiandien pamatėm tą tikrą Juventus komandą, tokia, kokia jinai yra iš tikrųjų. Manau, kad dar ne, nes ir Varanis nežaidė, ir Čiapas dar yra traumuotas, taip kad laukiame dar tų 2 žaidėjų grįžtant, tada pamatysim tai. Bet turime rezervų, taip, bet džiaugiuosi tikrai labai norėčiau pasveikinti tikrai žaidėjus už jų kovingumą. Tikrai tai yra labai lengva yra nuleisti galvą ar nuleisti rankas, kada tau nesiseka. Buvo tokių momentų, kada laiminėjom tik tai 8 taškais. Taip, bet vyrai tikrai parodė labai gerą charakterį, stiprų, taip kad tikrai labai džiaugiuosi dėl to. Treneri, po rungtynių čia buvo tiek emocijų, atrodo, kad būtų laimėjęs Juventus, nežinau, Baltijos krepšinio lygą visą. Tos emocijos pridės ateityje kažkiek tai pasitikėjimo kažko tai? Manau, aš esu tos nuomonės, kad reikia džiaugtis kiekviena pergalė. Čia buvo play-offai, taip kad tai yra toks nereguliarus sezonas, o play-offai. Laimėjome tikrai po sunkios kovos prieš stiprų priešininką, taip kad tas džiaugsmas yra natūralus. Šiandien galim pasidžiaugti, o rytoj vėl treniruojamės. Treneri, ar patekimas, ar 4 geriausių Baltijos krepšinio lygos komandų jau yra didelis pasiekimas? Tai manau, kaip Juventus klubui, kaip visai organizacijai, taip, tai yra pasiekimas, tačiau žiūrime į priekį. Taip, pirmą kartą, manau, taip, kaip kalbėjome, pirmą kartą tarp geriausių 4 komandų šitam regione, taip atmetus 3 stipriausias Lietuvos komandas. Tai manau, yra tikrai geras pasiekimas ir tikrai vertas toks būti.